Galingas lempinis garsas. Tai pakalbėsim apie įdomųjį Audingo projektą. Lankiausi pas Audingą, kaip žinia, Audingas gamina labai įdomų projektą su GU81 lempomis, tai dabar yra jau testavimo stadijoje, man pavyko jį pakalbinti ir pakalbėti apie šį stiprintuvų projektą su juo. Aptarsime jo kitas sistemos dalis, planus, tai manau tikrai laukia įdomus video. Kam patinka mano kūriamas turinys, nepamirškit paspausti like, parašyti komentarą, o dabar važiuojam. Pradėkim nuo šios viešnagės dabar tikslų, kodėl važiavimo pas Audingą, tai aišku išgirsti GU jo stiprintuvus, tada vežėmės elektrostatus, Quad SL63 su gradient subwooferiais originaliais. Norėjome pasižiūrėti, ar Audingo patalpoje, kurioje tikrai labai daug rezonansų, kadangi aukštos lubos, daug stiklų, ar kvadai suskambės geriau ir bus mažesnė kambario įtaka. Tai galiu pasakyti, kad tikrai garsas buvo daug geresnis, daug mažesnė kambario įtaka. Ir aišku, kolonėlę šitas buvom daugmaž perklausos metu susimontavę, pasistatę kambario viduryje. Tai tikrai antie gerai suskambėjo, kad Audingas įsigijo šios kolonėlės. Antras buvo planas išgirsti po restauracijos mano buvusias Tannoy Red kolonėlės, kurias Audingo atrestauravo vienas iš mano draugų, bičiulių Edvinas Griauzdė. Tikrai puikus darbas, irgi puikiai suskambėjo, sugrojom, mėgavomės muziką ir klausėmės. Na ir buvo įdomu išgirsti Audingo patobulintas kolonėlės, kaip skamba. Aišku, klausėmės ten įvairių stiprintuvų pas Audingą. Na ir po to, po visų perklausėlių, testų, aišku, pasiklausėm ir naujojo pirkinio juostinio magnetofono Audingo studijinio, irgi puikiai susigrojo, kaip tik buvom iš Kauno pasiėmę dabar įrašytų naujų juostų studijinių kopijų. Tai tikrai buvo labai daug gero laiko ir daug muzikos. Ir pačioje pabaigoje klausėmės GU81 lempinių stiprintuvų monoblokų, labai galingų. Ir tikrai atrodo kaip meno kūriniai šie stiprintuvai. Pakalbinau Audingą, Audingas šiek tiek papasakojo, tai dabar einam prie interviu. Randame šiandien pas Audingą ir turim staigmenėlę. Trumpai pakalbėsim apie šiuos Audingo projektinius darbus. Tai Audingai, kaip tau sekasi su GU to projektu grandioziniu? Nes atrodo tikrai įspūdingai tavo stiprintuvai. Normaliai sekasi, aišku, yra niuansų. Tų niuansų yra daug. Schema ta, kur originaliai buvo internetiniai, faktiškai daug ten joje yra minusų, kas blogai groja, ir visokių ir užimų, ir visko. Tai nemažai reikia visko išgaudyti. Tai kuriuoj dabar stadijoje jau randiesi, jau eini tiesiai, ar dar eksperimentai vyksta? Jau faktiškai išėjau į tiesiąją, jie groja tie stiprintuvai, bet man dar ne visai patinka skambesys, todėl dar šiek tiek reikės juos perdarinėti, transformatoriais pažaisti dar techniškai. Na tai tikrai ekskliuzyvinis projektas, labai įdomus žmonėms, nes labai dažnai sulaukiu klausimų. Duok, sako, informacijos, nufilmuok video, kaip Audingai sekasi, nes Lietuvoje tokio didumo greičiausiai projekto kaip ir nežinom ir nesam matę su GU. Šiaip yra labai daug niuansų, keičiant lempas labai stipriai keičiasi skambesys, labai stipriai, tai keičiau ten kelių tipų lempas baudėjas, tas drivinimo, dabar atsistoju ant šitos kažkaip švelniausiai groja. O tai kokias dar esi bandęs dabar šitam projekte pirminės? 24P esu bandęs, kurį jūs naudojate. 6F12P, manau. Jo, 12P, šitą irgi bandęs esu. Tai man jos biški gal per tą 12P, bet per aštriai biški groja. Nu jo. O ta 25, tai jie sukelia vidutinius labai stipriai. Toks gaunasi toks. Tai dabar, jeigu nepaslaptis, kiek vienas monoblokas sveria maždaug? 55 kg vienas sveria ir maitinimo blokas 65 sveria. Maitinimo blokas štai čia, atskirai. Na irgi įspūdingai atrodantis aparatas. Kaip matot, tai mastelis tikrai. Na, grandiozinis projektas, tikrai ekskliuzyvinis, ne pas kiekvieną namuose išvysi, pamatysi tokius dalykus. Labai smalsu bus, šiandien tikiuosi gal kažkiek ir patestuosim, gal pavyks. Nes įdomu, retai susimatom, atvažiuojam,
žiūrovai, manau, bus labai nustebę. Na, šie stiprintuvai kaip meno kūrinys iš tikrųjų. Dabar šiek tiek apie patį garsą ir perklausą. Tai patestavom ant įvairių audingo kolonėlių ir garsas buvo tiesiog, wow, nunešė tiesiog. Nes kontrolė tikrai buvo labai kontroliuotas garsas, puikus aukšti dažniai, tikrai detaliai skambantis ir perklausoje dalyvau ne vienas ir tikrai visi aikčiojom, kaip gerai groja šie stiprintuvai. Aišku, audingas turi dar prie šio projekto padirbėti, yra neišspręstų problemų, bet ateityje, manau, bus tiesiog bomba šitie stiprintuvai ir turės tikrai progą, manau, išgirsti ne vienas mūsų žiūrovas, draugas ir bičiulis. Tai tikrai buvo gera, įdomi patirtis, ne kiekvieną dieną pamatysi tokius meno kūrinius. Bus šiek tiek audio testų, tai kviečiu už kavos puodelio kainą prisijungti prie mano Patreon, ten pasidalinsiu su muzikyte šiek tiek video, o kam patiko šis video, nepamirškit paspausti like, parašyti komentarą ir susitiksime neužilgo. Iki.